Žmogus prieš ventiliatorių. Ar kada nors susimąstėte, kaip greitai sukasi ventiliatorius? Kiek apsisukimų atlieka per sekundę? Šiuo eksperimentu mes atsakysime į šį klausimą ir tam panaudosime dvi skirtingas matavimo technikas – šviesos jutiklį ir garso jutiklį. Kiekvienas iš šių metodų paremtas skirtingais fizikiniais principais. Pradėkime nuo šviesos jutiklio. Eksperimentų reikės Novalink duomenų registratoriaus, Novalink programinės įrangos, 3 diapazonų šviesos jutiklio, žibintuvėlio ir be abejo svarbiausia ventiliatoriaus. Pradžioje atlikime jutiklių ir multilab programos nustatymus. Šviesos jutiklį nustatykime ties poziciją 600, bandinių ėmimo dažnį iki 500 bandinių per sekundę ir bandinių skaičių iki 10 000. Įjunkime ventiliatorių ir palaukime, kol bus pasiektas pastovus greitis. Patalpoje turi būti pakankamai tamsu. Tuomet įjunkime žibintuvėlį ir nukreipkime šviesą tiesiai į besisukančius ventiliatoriaus ašmenis. Priešais ventiliatorių laikykime šviesos jutiklį, kad žibintuvėlis šviestų tiesiai į jutiklio akutę. Pradėkime multilab programoje registruoti kelių sekundžių matavimo duomenis. Grafikas parodo kelių sekundžių šviesos intensyvumo moduliaciją. Dabar priartinkime ir pažymėkime 2 smailes. Pirmiausia, pažymėkime atsitiktinę smailę, o paskui trečiąją smailę iš dešinės. Bet kodėl būtent trečiąją? Na, atkreipkite dėmesį į ventiliatorių. Jis turi 1, 2, 3 mentes. Tikėtume, kad kiekvieno apsisukimo metu šviesos intensyvumas svyruoja arba kyla ir leidžiasi 3 kartus. Pažiūrėkime į grafiko apačioje esančią formulę, kuri parodo laiko intervalą, per kurį mes matome šias 3 smailes. Tai labai padeda vertinant ventiliatoriaus apsisukimų dažnį. Dabar patvirtinkime gautus rezultatus, naudojant kitą metodą. Šį kartą panaudokime garso jutiklį. Šiai daliai žibintuvėlio nebereikės. Prieš pradėdami įsitikinkime, kad patalpoje pakankamai tylu. Prijunkime garso jutiklį, registravimo nustatymų nekeiskite. Štai taip. Įjunkime ventiliatorių ir palaukime, kol bus pasiektas maksimalus greitis. Tuomet kelias sekundės matuokime ventiliatoriaus skleidžiamą garsą. Sustabdykime registravimą ir išjunkime ventiliatorių. Matavimo grafikas atrodys štai taip. Dabar priartinkime ir dar kartą pasitikslinkime laiką, per kurį mes matome tas 3 smailes. Laiko intervalas yra 64 000 sekundės, kurios paverčiamos į 15,6 Hz dažnį. Tik 3% nuokrypis nuo metodos su šviesos jutikliu. Nežinau kaip jums, bet man šis eksperimentas labai patinka.